pergalė yra pergalė, visų pirma, džiaugiamės pergalę ir suprantam, kad rytoj bus vėl sunkus mūšis. Ta pergalę mes branginam ir gerbiam tą varžovą. Šiandien gale patys per anksti patikėjom pergalę ir buvom nubausti. Žinojom, kad Žalgirio jaunimas kausis iki galo, bet nelabai visi turbūt to patikėjom. Turbūt daug kas pastebėjo, kad didžiąją rungtynių dalį atrodė kur kas šviežesni ir kas atsitiko rungtynių pabaigoje. Priežastis tokios, kad trumpas suolas šiandien buvo. Priežastis tokios, kad šiandien per gerai apie save galvojam. Nežaidė Petrilevičius ir kaip vertinat jo netektį? Na, mes pripratę šį sezoną žaisti nepilna sudėtim, dar ne vieno rungtynių nežaidėm pilna sudėtim, tai čia pas mūsų kieme nieko naujo šitoje vietoje. Rezultatyviausias varžovų žaidėjas Echodas didžiąją rungtynių dalį buvo uždarytas, tačiau iššovė gale. Ar akcentavot prieš rungtynes? Na, gale, jeigu pastebėjot, metė visi ir 15 ir 16 metų jaunimas. Gale visiškai praradom drausmę ir vos nebuvom nubausti. Šiandien buvo sunkios rungtynės ir rytoj laukia rungtynės prieš tą patį varžovą. Kokie šansai? Analizuosim, sėdėsim. Rytoj prieš rungtynės ant karšto, kaip sakant, išvadų nedarom. Rytoj prieš rungtynės su vyrais reikės rimtai išnektelti.